Vaikai, kitą pamoką toliau kalbėsime apie mūsų krašto praeitį. Ar žinote, kad jūsų namuose jau seniai apsigyveno istorija? Juk apie praeitį daug atsimena jūsų tėvai, seneliai. Apie ją papasakoti gali senos nuotraukos, senoviniai daiktai, laiškai ir kitokie dokumentai. Gal kuris iš jūsų kitą pamoką galėtų pasidalyti savo šeimos istoriją? Puiku, vaikai, kad turime tiek įdomių šeimos istorijų. Tegul šį kartą pasakojimą parengė Eglė. Mama, ar mūsų namuose tikrai apsigyvenusi istorija? Ką norėjai tuo pasakyti? Mokytoja sakė, kad kiekvienose namuose yra senovinių daiktų, praeities liudytojų, kurie mums gali daug papasakoti. Mokytoja kvietė vaikus pasidalyti savo šeimos istorijomis ir aš pasisiūliau. Dabar suprantu, ką nori pasakyti. Šaunuolė, kad esi aktyvi. Taip, mes turime šeimos albumą, kuris yra daugelio mūsų šeimos istorijos metų liudininkas. Jei nori, galime jį pavartyti. Egle, čia vienas iš tavo protėvių gyvenęs prieš 100 metų. Ar tuo metu mūsų miestelyje buvo fotografija? Mūsų miestelyje nebuvo, bet pasaulyje taip. O ši nuotrauka daryta Čikagoje. Kaip jie ten atsidūrė? Mūsų protėviai kovėsi už Lietuvos laisvę 1863 metų sukilime, bet pralaimėjo. Jie turėjo palikti dvarą Lietuvoje ir su šeima pasitraukti į Ameriką. Ten gimė mano tėvas ir tavo prosenelis. Tai mes amerikiečiai? Ne visai. Tavo prosenelis visada norėjo grįžti į Lietuvą, kai tik ji bus laisva. Ir 1920 metais grįžo. Seneli, o kur tavo vaikystės nuotraukos? Kodėl jų nėra? Sunki buvo mano vaikystė. Mano tėvas, o tavo prosenelis buvo Lietuvos partizanas. Kovojo prieš mūsų kraštą okupavusią Sovietų sąjungą. Kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, sovietinė valdžia jį ir jo šeimą ištrėmė į Sibirą. Aš gimiau jau ten. Tik po daugelio metų mums buvo leista grįžti į Lietuvą. Ar čia Baltijos kelias? Taip, dukrelė. Niekada nepamiršiu to vienybės jausmo. Kai daugybė žmonių siekia vieno ir to paties tikslo – Lietuvos laisvės. Ar čia aš? Tada ir aš esu tokia pat istorijos dalis kaip mano tėvai, seneliai ir proseneliai. Mokytoja buvo teisi. Tai štai kaip istorija gyvena visose šeimose ir kiekvienose namuose. Kas dar norėtų papasakoti savo šeimos istoriją?